Sveiki, brangieji. Iš tikrųjų, šį rytą taip irgi bežiūrinėdamas įvairiausias žmonių mintis parašytas, aš užkliuvo, Dievas užkabina vieną žodį, viešpats. Ir taip, kaip aš įsivaizduovau, ta prasme viešpats, tai yra mano valdytojas, mano valdininkas, mano bosas, Ir man Jėzus tą momentą, įdėjo, kad žmogaus sūnus atėjo ne kad jam tarnautų, bet kad jisai tarnautų. Ir paskui jisai mokiniams sako, kuris norit būti viršiausias, tas bus visų vergas. Ir jisai sako, jūs mane mokytoju ir viešpačiu vadinate, ne? Nu ir gerai darot. Ir supranti, kad kai tu sakai, kad jis tavo viešpats, tai toj akimirkoj jisai patarnauja tau, kad tu pamatytum, kas tu esi. Tai yra tas žodis, kuris atėjęs ir tapo kūnu, dabar veikia tuo pačiu žodžiu, kad jisai tau patarnauja ir parodo, kur tu esi ir kas tu esi. Jisai tau primena, jisai tave visko moko ir jisai tave veda, kad tu nepaklystum. Bet šitoj vietoj veikia ne kaip tasai pagonių karalius, bet jisai veikia taip, kaip Dievas veikia. Nes jisai sako, jeigu norite būti savo tėvo vaikais, tai patarnaukite vieni kitiems. Taip kaip ir tėvas ir geriem, ir blogiem duoda lietų, ir pas gerus, ir pas blogus užteka saulė. Taip, kad kai tu sakai, kad jisai viešpats, atsimink, kad jis tuo metu tarnauja tau, jis tavo tarnas. Ir va šitoj vietoj reikia tikrai palikti tą visą religinį įsivaizdavimą ir priimti tą patarnavimą. Nebūt tokiem kaip Petras, kuris sakė, ne viešpate, tu man niekada neplausi kojų, O jisai sako, bet Petrai, jeigu aš tau neplausiu kojų, tu negalėsi turėti dalies amžinajam gyvenime. Taip, kad leisk šiandien Dievui nuplauti tau kojas, nuskalauti ją savąją meilę, tiesiog panardinti tavo širdį į tą supratimą, kaip jis tave myli. Kad jis ne iš tavęs kažko reikalauja, bet jis tau trokšta duoti. Priimk šiandien savo stebuklingą išgydymą, stebuklingą aprūpinimą, stebuklingą santykių atstatymą. Leisk tavo širdžiai būti numylėtai. Leisk Dievui padaryti tą darbą, dėl kurio jisai įsiveržė į šitą žemę su Jėzumi. Leisk, kad jisai patarnautų tau, kad tu šiandien būtum sustiprintas, atstatytas, mylimas ir džiaugsme. Ir nesvarbu, per kokias aplinkybės eini, bet jisai nori taip patarnauti, kad tos aplinkybės pasikeistų, pasitrauktų nuo tavęs ir kad tu būtum tikrai kaip Dievo vaikas. Taip, kad būk mylimas, būk palaimintas ir tai šiandien būna pati nuostabiausia diena tavo gyvenime.